Sveiki atvykę į dar vieną video. Šiandien tikrai yra ypatingas video, istorinis video, kada mes stebime, kaip Bitcoinas pasiekė 100 000. Šiuo metu Bitcoinas yra ties 102 000, buvo pasiekęs kažkur lygtais 104 gal tūkstančius ar kažkas tokio. Tai čia mes šnekame doleriais, ne eurais, mes matuojame doleriais. Taigi tikrai istorinė data. Bitcoinas prieš 2 metus, dar kai buvo bear marketo apačia, buvo nukritęs gal iki 20 000 dolerių, o dabar pakilo iki 100 000, tai reiškia 5x grąža. Taigi tikrai ypatinga diena, šiandien yra gruodžio 4 diena ir tuo pačiu Lietuvoje ir yra pirmasis sniegas, taigi tikrai istorinė ir smagi diena. Šį video dedikuosim Bitcoino analizai, pasižiūrėsim, kas vyksta bendrai rinkoje ir taip toliau. Taigi tie, kas dar galvojate, ar verta prisijungti prie kriptovaliutų rinkos, matote, kad viskas eina į viršų. Tie, kas jau dabar, kas išmano apie rinką, užsidirba jau dabar daug pinigų, dabar yra bullrunas, po to bullrunas praeis ir visos galimybės irgi taip pat praeis. Taigi prisijungite į mūsų nemokamą grupę, nieko nepraleiskite, ten apie visas galimybės pranešu, apie YouTube video, apie memsus, apie analizės, viskas vyksta mūsų nemokamai Telegram grupiai. Taigi prisijungkite dabar ir stebėkite naujienas, spauskite subscribe ir nieko nepraleiskite. Taigi situacija yra gana paprasta, mes turėjome visą šį runą štai čia, tai mes buvome konsolidacijoje gal pusę metų, čia tada, kai Bitcoinas buvo niekam neįdomus ir tada bam, čia kai Trumpas dar nebuvo išrinktas, bet jau buvo aišku, kad Trumpas bus prezidentas, bam, turėjome štai tokį ralį į viršų iki kažkur 90 000. Ir po to laiko dabar po truputį judam į viršų, į apačią irgi tokia, viskas vyksta šiuo metu konsolidacija, tokia mini konsolidacija, judėjimas, mes judam truputį į viršų, bet nieko užtikrinto ir dabar bam, padarėme dar vieną naują istorinę aukštumą ties 104 000, tai irgi ties techninė analizė net nėra daug ką analizuoti, nes virš šito lygio nėra jokių resistance lygių, nėra jokių supporto lygių, nieko nėra. Tai yra visiškas price discovery, kada kaina tiesiog yra, kaip sakant, laukiniuose vakaruose ir nėra ten jokių nei supporto, nei resistance lygių, nieko nėra. Ir tikrai akivaizdu, kad kaina keliaus toliau. Taip pat mūsų privatus investavimo indikatorius, apie kuriuos kalbėjau, tai yra mano asmeniniai indikatoriai, kuriuos aš kūriau savo komandą, kuriuos pristačiau pirmą kartą per praeitą video. Irgi čia yra investavimo indikatorius, jis parodo, kada tiksliai reikia nupirkti ir parduoti. Ir matome, kad štai šis investavimo indikatorius vis dar yra žalias ir labai paprasta. Tai kai būna, kai indikatorius tiesiog parodo, kad laikas investuoti, tai išmeta tokį invest grafike. Ir tada tie, kas būtų nusipirkę, matote, kad būtumėte nusipirkę ties 27 000 ir laikai realiai iki tada, kada grafikas pavirsta raudonu, tai reiškia tada jau laikas exitint savo investiciją. Tai taip veikia šis indikatorius, matome, kad jis vis dar yra žalias ir kol kas pakilome nuo 27 000 iki 102 000, tai vis dar laikome, indikatorius vis dar nerodo, kad laikas išeiti, dar kol kas yra anksti. O tie, kas nori įsigyti indikatorius, prekiauti, žinoti, kada ką pirkti, kada parduoti, taip pat gaunate ir dar kitus 4 indikatorius, kurie veikia dienos prekyboje, parodo irgi tiksliai, kada pirkti, kada parduoti, tai galite viską įsigyti www.prekybos-indikatoriai, taip pat paliksiu ir linką apačioje. Taigi yra ribotos vietos, paleidau tik 10 vietų, kadangi čia yra mano asmeniniai indikatoriai, tikrai ne visi žmonės galės prie jų prisijungti ir liko tik kelios vietos. Taigi, kas norite įsigyti, paskubėkite arba norite paskaityti, nueikite į www.prekybos-indikatorius.lt. Taigi tiek kol kas realiai ties Bitcoino techninė analizė, nieko realiai nėra ypatingo čia sužinoti. Galim pasižiūrėti, kaip veikia dolerio indeksas. Tai dolerio indeksas, tai iš esmės yra indeksas, tiesiog parodo dolerio stiprumą ir iš esmės tai jis buvo tiesiog range. Ir kai kyla dolerio indeksas, tai kadangi visos kainos matuojamos doleriais, tai reiškia, kad kai doleris stiprus, tada duoda tokį spaudimą Bitcoinui, visom kriptovaliutom, visom akcijom, viskam, kas yra matuojama doleriais. Tai ir dabar, kai Trumpas buvo išrinktas, tai reiškia buvo labai didžiulis ralis į viršų, nes doleris gana pastiprėjo.
Bet matome, kad po truputį mes greičiausiai einame link to, kad krisim į apačią. Bus dar vienas palūkanų mažinimas, kas susilpnins dolerį. Ir tai irgi, daug kas to neįvertina, bet silpnas doleris yra labai bullish rinkai ir visom rinkom realiai. Tai ir greičiausiai Amerika irgi norės silpno dolerio. Tai kol kas mes matome, kad kriptovaliutų rinka neblogai pakilo, nors vis dar doleris yra čia, kai doleris pradės krist, tai bus labai geras kuras rinkai. Dabar kas irgi dar įdomu, dabar Bitcoin dominance šiek tiek atsigavo, tai reiškia matome, kad jis greičiausiai, reikia čia gal šiek tiek nueiti, išsitolinti, tai kai Bitcoin dominance krenta, tada būna altcoinų sezonas ir taip toliau, tai iš esmės Bitcoino dominance jau nemažai nukrito, dabar padarys tokį didesnį lower high, tai reiškia žemesnį aukštumą, dėl to, kad dabar Bitcoinas greičiausiai pasiekė 100 000, greičiausiai pasieks dar daugiau ir tada bam, vėl nukris dominance ir ta pinigai vėl nueis į altcoinus ir altcoinai pakils. Ką įdomu dar pasižiūrėti, tai yra, čia reikia nueiti į savaitės grafiką, tai yra market cap USDT, tai yra tiesiog kiek yra pinigų rinkoje, nes žinote, kad visi prekiauja ir investuoja su USDT stablecoinu ir matome, kad jis irgi vien tik šią savaitę pakilo nuo 134 milijardų iki 135 milijardų. Tai kol kas turime dar plus 1 milijardą įplaukų į rinką, o čia matote, kokios buvo irgi įplaukos. Tos įplaukos panašu, kad tęsis toliau, tai irgi labai yra sveika rinkai. Nu ką, dabar keliavom į naujienas, taigi kas įdomu, kad kuo aukščiau Bitcoinas kils, tuo daugiau įmonių ir žmonių į tai įšoks, norės nusipirkti Bitcoiną. Nors atrodo 100 000 labai daug, bet tai nėra dar labai daug, nes dar Bitcoinas kils aukščiau, tai irgi dar tikrai galima išspausti grąžas ir dabar žmonės, kaip čia pasakyti, institucijos žmonės labai domisi ir perka Bitcoinų. MicroStrategy išgarsėjo tą darydami įmonė su Michael Saylor priešakyje ir jie lapkričio mėnesį iš viso susirinko 13 milijardų pinigų ir nusipirko 150 000 bitkoinų. 150 000 viena įmonė ir bitkoino aš nežinau kiek per mėnesį yra iškasama, bet žinau, kad iškasama apie 150 gal bitkoinų per dieną ar kažkas tokio, irgi neatsimenu tikslaus skaičiaus, tai galite pasiskaičiuoti, kiek maždaug yra iškasama per mėnesį ir tai realiai čia buvo tikrai nupirkta daug kartų daugiau bitkoino, nei jo yra iškasama per visą mėnesį vienos įmonės. Tai dar yra ETF'ai, kuriuos aptarinėjame prie kiekvieną video, dar yra retailas, yra banginiai, žmonės, verslininkai ir taip toliau, kurie irgi perka bitkoiną. Taigi daug kas perka, o pasiūlos yra mažai ir dėl to kaina kyla į viršų. Ir kas yra svarbu suprasti, kad jau kitos įmonės visokios pradeda sekti pavyzdžių. Jos nėra tokios didelės kaip MicroStrategy, kurios surenka ten 13 milijardų, bet yra, pavyzdžiui, įmonės, tokios random įmonės, kurios, tarkim, pakelia 500 milijonų tik tam, kad nusipirktų bitkoiną kaip strateginį rezervą įmonės. Tai ką aš noriu pasakyti, kad jau matome dabar, kaip daug daugiau įmonių vis seka tuo pavyzdžiu ir vis perka, tai reiškia didėja ta bazė, kurie laiko bitkoiną. Tai va irgi toliau, Aviation Company nori pradėti minint bitcoiną, tai aviacijos industrija yra 760 milijardų industrija Amerikoje ir jie nori ateiti irgi bitcoiną. Tai va tuoj visas pasaulis sukris į bitcoiną, pradės pirkti, pradės domėtis, o bitcoinų yra tiek nedaug, yra limituota pasiūla, jau dabar yra pasiūlos problemos exchange'uose, tai reiškia iš ten, kur žmonės perka bitcoiną, tai yra iš Coinbase ir taip toliau, ten labai smarkiai mažėja pasiūla bitcoiną, tai reiškia dar per šitą bullruną taip nebus, bet per šitą bullruną jau matysim didžiulį supply'aus, tai yra pasiūlos sumažėjimą ir tai reiškia, kad kuo daugiau pirks, tuo daugiau kaina kils į viršų. Tai kol kas esame labai geroj bullruno fazėje, todėl tikrai rekomenduoju dar mokytis apie kriptovaliutas. Taigi visą tai mums pasako, kad labai daug kas eina dabar į bitcoiną ir bitcoino kaina dar tikrai kils, taigi labai dabar yra geras būdas vis dar domėtis kriptovaliutom, vis dar įeiti į rinką, taigi aprašyme rasite daug naudingų linkų. Tai reiškia, mes turime nemokamą pamoką, turime mokymus ir taip toliau, taigi labai daug naudingų įrankių. Ir taigi stebime, kas toliau vyksta, taigi irgi praradau netgi balsą šnekėdamas, bet irgi analizuojant toliau, tai irgi labai dabar ateina daug pinigų į rinką. Aš jums rodžiau tenais, kad irgi buvo vien tik per šią savaitę 1 milijardas
naujų pinigų į rinką stablecoino. Ir čia matome irgi šitam grafike, kad iš viso buvo atėję per paskutinės 30 dienų, atėjo virš 114 milijardų pinigų į kriptovaliutų rinką. Tai įsivaizduokite, 114 milijardų pinigų į rinką. Matote, štai čia grafika ir matote, koks buvo didžiulis pakilimas pinigų. Tai reiškia, labai daug pinigų ateina. Matome štai čia, kad vasara ir kainos buvo žemos ir nebuvo pinigų rinko. Ir dabar bam, ties spalio mėnesių kilo, bam. Tada kilo paraboliškai ties lapkričio mėnesių ir dabar toliau kyla ir dar, manau, tikrai kils, palaukit, dar sausio, vasario mėnesio, tai turėsime dar daug pinigų. Kol kas tendencija yra labai aiški, čia yra toks standartinis bullrunas, kada tiesiog prieina labai daug pinigų, daug didesnis susidomėjimas. Aš irgi, pavyzdžiui, jaučiu ir per video, ir per grupės savo, kad yra daug didesnis susidomėjimas rinka, vis daugiau žmonių ateina ir taip toliau, ir dėl to viskas ir kyla. Tai va, irgi dar trumpai apie naujienas. Tai praeitą video minėjau, kad apie Trumpo SEC pozicijos pasirinkimą, tai SEC yra Securities Exchange Commission Amerikoje. Žinome, kad Amerika yra didžiausia pasaulio ekonomika ir stipriausia, todėl labai svarbu, kas ten vyksta, ir kas ten vyksta paveikia rinką. Ir žodžiu, Security Exchange Commission tai yra institucija, kuri Amerikoje prižiūri kriptovaliutas. Ir per praeitus 4 metus buvo Gary Gensler bosas, kuris tiesiog stengiasi sunaikinti kriptovaliutas. Padavinėdavo į teismą įmonės, pačias kriptovaliutų įkūrėjus ir taip toliau. Iš esmės buvo tiesiog kraugeriška politika, kuri stengiasi sustabdyti kriptovaliutas prie Bideno administracijos, o dabar Trumpas išrinko kriptovaliutų faną, kaip čia vadinasi, kuris prižiūrės SEC. Tai reiškia, tas žmogus yra Atkins, jo pavardė, tai žodžiu, tai pasižiūrim, kur čia straipsnį galima apie jį pamatyti. Štai čia, tai yra Paul Atkins. Tai šis žmogus jau buvo kažkada SEC vadas, tai irgi čia buvo gal 2002 metais ar kažkas tokio, ir jis jau tada šnekėjo, kad nereikia jis buvo prieš didžiulės rinkos reguliacijas, ir jis taip pat buvo labai iškalbingas kriptovaliutų advokatas jau nuo tų laikų. Tai įsivaizduokite, kai toks žmogus prižiūrės instituciją, kuri Amerikoje yra atsakinga už kriptovaliutų rinką. Tai reiškia, kriptovaliutų rinka gaus visas geriausias galimybės. Ir viskas vyks per ateinančius 4 metus. Taigi bullrunas yra čia ir bullrunas dar ilgai tęsis. Taigi geros progos investuoti, geros progos mokytis. Tai nepraleiskit šių progų, visi linkai yra aprašyme, yra ir mokymai, ir indikatoriai, ir nemokamos pamokos, viskas apačioje. Ir priešpaskutinis dalykas, kurį dar šiandien apžvelgsime, tai yra Trumpo strateginis rezervas. Tai irgi trumpai priminsiu, kad buvo daug kalbų apie Amerikos bitkoino strateginį rezervą. Ir tai tiesiog, kaip čia pasakyti, strateginis rezervas, tai reiškia, kad pati Amerikos vyriausybė buvo pasiūlymas per 5 metus nupirkti 1 milijoną bitkoinų. Tai reiškia 1 milijoną bitkoinų. Tai čia yra labai daug, čia yra didžiuliai kiekiai. Ir aš tiksliai nežinau, kokia ten būtų ta vertė, už kiek jie tą turėtų padaryti, bet jie per 5 metus nupirkinėtų 250 000 bitkoinų ir laikytų jį kaip strateginį rezervą. Tai strateginio rezervo, kaip čia pasakytas, kaip ir neįstatymas toksai, nežinau kaip išsireikšti, jau yra pateiktas kongresui ir kongresas jį svarstys kažkada ateityje. Taigi, ar tai bus iš tikrųjų neaišku, čia galbūt toks, kai prasideda bullrunas, visada prasideda FOMO ir matome jau iškart kalbas apie strateginį rezervą, kurių prieš tai nebuvo ir taip toliau. Taigi iš tikrųjų padaryti tokį didžiulę permainą, kad Amerikos vyriausybė pati pradėtų pirkti strateginį rezervą, yra didžiulė ir neaišku, ar tai tikrai susilauks būtent per šį bullruną daug palaikymo, bet tai yra viena iš idėjų, kurios jau bus svarstomos, tai irgi labai big. Jeigu priimtų tokį dalyką, tai bitkoinas pakiltų labai daug, netgi gali ir 100% pakiltų per tą pačią dieną, nes iš karto pradėtų, gal ne 100%, bet pakiltų potencialiai labai daug, nes tai atsirastų didžiulis pirkėjas, kuris bus garantuotas ateinančius 5 metus, taigi tikrai būtų didžiulis pakilimas per vieną tą pačią dieną. Taigi tai tiek apie rezervą ir verta paminėti, tas kaip garbingas paminėjimas, kad Ethereum pralaužė 3900, tai irgi Ethereum kyla ir pamatysit, bitkoinas tuo išsisunks ir daug kas pereis į Ethereum
ir Ethereum'as irgi pradės pompuotis. Aš jau jums minėjau, kad jis nėra miręs, kad viskas su juo bus gerai, nes irgi galim pasižiūrėti į Ethereum'ą, dienos grafiką. Taip, tai kur yra Ethereum'as. Tai irgi matome, kad Ethereum'as, kaip pasakyti, jis buvo konsolidacijoje, jis buvo toks kaip miręs ir jau buvo daug signalizacijų, kad jau laikas palikti Ethereum'ą kol kas. Ir dabar matome, pasijungiam indikatorių, investavimo indikatorius ir matome, kad jau irgi buvo raudona, o dabar jau užsidegė žalia. Ir žalia reiškia, kad jau yra geras būdas investuoti, kad didžiulis trendas, didžiulė kryptis ir viskas rodo, kad kaina dabar smarkiai kils. Taigi Ethereum'as irgi pakilt gali tikrai daug, dar padaryti 2 ar 3x netgi, taigi irgi Ethereum'as vis dar yra gera investicija. Taigi tiek šiam video, tikiuosi patiko, jei norite įsigyti šiuos indikatorius, tai yra nueikite į prekybosindikatoriai.lt arba paspausti linką aprašyme. Ir ką, spausite subscribe, istorinius įvykius ir susitiksime, analizuosime visas naujienas per visą bullruną, kada pirkti, kada parduoti. Taigi prisijungite į grupę, spausite subscribe ir susitiksime kitose video.